kartą mes čia pas Donatą svečiuose. Labas Chebrytė, labas. Antras mūsų podcastas ar susitikimas, nesvarbu kaip tai pavadinsite. Labai bus mūsų šitas video neilgas. Esu sužavėtas Donato procais, kolonėlėmis, angliška kompanija. Kelintas lygis čia pagal tą gerumą levelį? Responsas, man atrodo, antras nuo pačios gal turėtų būti, nes keitės ir metai, ir modeliai. Aš kaip įsivaizduoju, kad ėjo studio serija ir po to respons. Anuomet, o dabar tai ten vėl D, K klasė ir taip toliau. Tai, nežinau, man atrodo, jeigu neklystu, turėtų būti antras nuo pačios respons. Aš bandžiau ieškoti informacijos, kaip atrodo šitos kolonėlės viduje, nuotraukų neradau, bet darau tokį spėjimą, gal esu neteisus, jeigu esu neteisus, nesu visažinis, tai pataisykit. Man atrodo, kad šitos kolonėlės midbosis yra SIS garsiakalbiais, Exceliai, nes labai panašu į visą tai, kaip jis yra padarytas. Galbūt Proats kompanija yra užsakius pagal kažkokius kitokius brėžinius, tai Donatai, iššūkis tau. Gaila, neturiu rankoje atsuktuvo. Ar padarysi mums tokią naujieną ir pats su telefonu ten pafilmuosi, kaip jos viduje kažkada atrodo, ar ne? Gal kažkada, nes šitas kolonėlės turi jau 3 metai, neįsykio, nesu ardęs, lindęs. Šiaip jeigu daiktas veikia techniškai tvarkingai, nelendu, nes nelabai suprantu visų vidurių, kondensatorių, talpų, taip toliau, visi ten tie filtrai man yra vienodas tamsus miškas, tai tiesiog klausaus, mėgaujaus, jeigu netinka, tada žiūri skelbimuose, parduodi, jeigu aišku techniškai viskas veikia, bet netinka, jeigu techniškai neveikia, tada duodi žmogui, kuris supranta, kas nuo ko ir taip toliau. Galiu korpusus padaryti, galiu dažyti viską pagal brėžinius. Patikdavo seniau taip darydavau, bet filtrų visus komponentus duodavau žmonėm, kurie supranta, kas ką reiškia, visi, kaip ir sakiau. Tai anksčiau nori pasakyti, tu kai darai kolonėlės, filtrų pats nedarei? Ne. Surinkdavo kažkas kitas, tu tik įdėdavai? Nes su filtrais tai ir buvo tik tais, man atrodo, 2 kolonėlės. Saturn Solo 50 su plačiai juošiu, ten BG20 buvo labai aštrus, aukštuose dažniuose, tai ten padarė išlyginamąjį filtrą, irgi dar anuomet iš gramofono formų, kažkas net nebeatsimenu, o Sonido Ištvano garsiakalbių projektą, tai irgi kolega, bičiulis pažįstamas padėjo surinkti. Viskas. Ištvanas pats atsiuntė visus komponentus. Mes ten su to bičiuliu pažiūrėjom, sako, komponentai yra normalaus lygio. Viskas, jisai surinko, sulitavo, atvežė man, aš jau paskui pats pasijungiau ir viskas. Tuom ir baigės. Mano išprusimas yra toks, tik tai pasižiūrėti, ar brangus ar nebrangus yra kondensatoriai, ar jie iš viso yra pleveliniai. Dar nei vienose kolonėlėse nesu radęs, kad būtų tepaliniai kondensatoriai, nors tai skaitos kaip pačio aukščiausio lygio yra tepaliniai. Ir ar ploni, neploni laidai, ir apie garsiakalbį gali pasakyti, ar tai Scanspeakas, ar tai yra SIS produktas, ar tai firminis kažkoks, kur gamina, nes kai kurios kompanijos pačios gaminasi garsiakalbis, kai kurios ne. O jau pats blogiausias variantas, kai
kai randi kolonėlėje elektrolitinis bipoliarinis kondensatorius, tai čia būna pats blogiausias, pigiausias variantas, bet šiom dienom kuo toliau, tuo labiau, tuo prašiau su gamintojais yra, kad netgi brangiose kolonėlėse, kurios parduotuvėje kainuoja 2000 eurų ir virš, tokių randam nemažai ir juos būtinai reikia keisti. O pavyzdžiui, kaip sako Donatas, jeigu neišmanai, chebra, nereikia keisti nominalų. Tiesiog tą pačią talpą jamat, keičiat į nominalą, keičiat tą patį, tik tai, kad būtų tai plėvelinis kondensatorius ir bus visada tik geriau. Aišku, laidus pasikeist, kad nebūtų ten siūlo storio, ten bent jau vokiški kažkokie brendiniai. Ką laidai duoda? Įsivaizduokit, laidas ne storija esmė, bet jeigu jisai yra iš prasto metalo, iš priemaišų, jeigu ten laidė vario nėra, tik tai vario spalva, iš karto garsas blogesnis. Tai mūsų prašymas būtų toks, kažkada sulaukti video, tiesiog pafilmuoti iš vidaus, kaip atrodo garsiakalbis. Tai įdomu, kokios brendo, ar tai Proacas pats gaminasi ir tai deklaruoja, ar tai yra vis dėlto SIS garsiakalbis, kaip Arkusas. Aš manau, kad Proakai negamina, užsakinėja pas gamintojus, nes Proac 2.5 respons irgi modelį, žinau, Midbasi stovi Scanspeak'u irgi su modifikacijom pagal užsakymą kažkokiam, tai vat kiek žinau, kiek teko išskaityti. Bandau spėti, kad čia bus SIS Exceliai, nes SIS Exceliai patys garsiakalbiai jie yra ypatingai brangus, labai aukštas lygis, tai šitas kolonėlės Pro Respons, ne? Respons 1.5. Tai netgi priskirčiau nebe prie Hi-Fi'aus, o jau prie rimto high-endo. Ne, aš... Ne, dar ne. O kas nusprendžia, kas yra Hi-Fi, kas high-endas? Kas? Čia gal dizainas labiau? Marketingas nusprendžia. Nu ir savininkas. Pats kaip pasakys, taip ir bus. Tai high-endų nekvepia tikrai. Nekvepia. Nu, man patiko šiandien, kai klausėmės muziką su naujuoju Daku, kurį įsigijo Donatas. Sklando ore, garsas neprikibęs prie kolonėlių, detalus, aiškus, norisi klausyti, muzikos nenorisi išjungti ir jį nevargina. Sveikinu Donatą su naujoju Denafrips Ares 2 pirkiniu. Ir tarp kitko po paskutinio video pasikeitė ne tik Dakas, jis atsirado, bet ir stiprintuvas TEC ABX10. Irgi netikėtai visai teko paklausyti ir daug fainesnis, šiltesnis, muzikalesnis už Hegelį. Tai jeigu kažkas esate iš Hegelių kompanijos fanatų, mėgėjų, roko klausytojų, galite drąsiai susisiekti su Donatu ir jis yra dabar pilnai parduodamas, jis yra pilnai veikiantis, jeigu patinka taip, kaip skamba Hegelį, galite kreiptis į jį. Ar teisingai pasakyti? Taip. Ir dar čia ne į temą apie muziką, rašydami komentarus mus prašau gerbti vienas kitą ir klausytoją, ir gamintoją, ir tai, kas gamina video, ir mes bandome gerbti jūs, bet nerašykite nesąmonių, tuo labiau įkalus. Tai kas bus pasiekoje, jeigu gausime neadekvačių postų, tiesiog užbaninsim jūs ir jūs tiesiog nebematysite mūsų turinio toliau. Iki kitų kartų mūsų sekėjai, ačiū, kad dalyvaujate mūsų hobyje. Iki, chebrytė, iki. Viso.